Gerai, tai aš čia ne per garsiai, gerai? Gerai. Tai aš esu Marius, gal kas dar nematėt, nes tik vakar atvykau. Bet jo, gavau pasiūlymą pristatyti savo gyvenimo op. Galvau, ką čia įdomaus galėčiau papasakot. Tai manau, visai įdomu būtų papasakot apie tai, kaip pagavau savo didžiausią gyvenime lydeką. Bet būtų įdomu, bet dabar gal ne apie tai šiaip. Šiaip papasakosiu, kaip atradau ateitininkus, nes labai šis atradimas įvyko netikėtų būdų. Čia turbūt dauguma per tėvus, per draugus kažkaip atrado. Mano istorija kiek unikali, manau. Ir labai šitas atradimas ženkliai prisidėjo prie mano tiesiog formavimuose ir ugdymo. Tai va. Ir skatinu, kad šita istorija tiesiog nebūtų istorija vardan istorijos, kad kažkokią prasmę jį suteikti. Skatinu jūs pačius žvelgti į savo gyvenimus ir žiūrėti, kaip Dievas veikia jūsų gyvenimuose, kaip kreipia jūs. Ir už tuos dalykus, tuos momentus kviečiu jį garbinti, šlovinti, dėkoti jam už tai, nes šito istorija mano labai ženkliai, man atrodo, matosi Dievo veikimas. Tai va. O jeigu nepastebit tokių vietų, tai skatinu prašyti jo pagalbos, kad pastebėtumėt, nes tikrai veikia jis mūsų visų gyvenimuose. Mums gal ne visada pastebimais būdais, bet tokiais, kurie mums yra galbūt reikalingiausia. Tai va. Tai šiokia tokia priešistorija. Tai viskas, ką pasakosiu, vyko 23 metų vasaros pradžioj maždaug. Ir jau buvo maždaug 1 metai nuo mano tokio gilaus ir tikro tikėjimo, praktikavimo pradėjimo. Tačiau, kaip bebūtų keista, dar neturėjau nei bendruomenės, nei draugų, su kuriais mane sietų kažkoks gilus dvasinis ryšys. Tai čia tiesiog mintį turėkit, kad po to gal padės suprasti. Tai va. O pati istorija, tai turėjau gerą draugą, tebeturiu, buvusį klasioką, kuris su savo tėčiu ir keliais jo bendradarbiais ketino vykti kažkokį tais bėgimo renginį. Ir vienas iš jo bendradarbių susirgo, atkrito, negalėjo dėl kažkokių priežasčių dalyvauti. Tai tas draugelis mane kviečia, sako, gal noriu aš sudalyvauti. Ten bėgimas toksai nelengvas, su purvais ir panašiai, nelabai maloni patirtis. Aš biškį padvėjau ir šiaip buvo asmeninio aplinkybių, dėl ko gal kiek apsunkintas būtų dalyvavimas tenais. Bet tai pavyko, taip gavos, kad pavyko suderinti ir sudalyvautume renginį. Bet pats renginys nesmė. Esmė tame, kad ten grojo muzika kažkokia. Ir man viena daina labai patiko ir aš pabandžiau ją įsiminti, kad po to grįžęs namo galėčiau susirasti. Ir buvo keli žodžiai, kuriuos aš atsiminiau, tai kažkas tokio, ar vienas tikslas, ar viena viltis. Ir grįžęs namo, bebandydamas ieškotos dainos, randu visai netyčia Kristus Jėzus mano viltis giesmę, jaunimo giesmė popiežiaus vizitui. Ir aš ją matau ir aš galvoju, ar man paklausyti jos ar ne. Nes kaip ir suprantu, kad ne šita daina, kurios aš ieškau. Bet tai vad biškį padvėjau, ar verta ar ne man čia nukrypti. Bet nusprendžiau paklausyti ir šiaip labai patiko, labai graži giesmė. Ir paskaičiau aprašymą. Ir ten buvo kažkas tokio parašyta, kad visus tuos žmonės jungia meilė Dievui. Ar kažkas panašaus. Ir man, kaip sakau, neturint nei draugų, nei bendruomenės, su kuriais sietų gilus dvasinis ryšys, kažkaip labai sudomino ir patraukė pasidomėti labiau, kas čia per žmonės ir panašiai. Ir buvo viena iš pagrindinių atlikėjų, Liucija Vaicenavičiūtė, apie kurią aš internete susiradau straipsnį Bernardinuose. Ten buvo interviu su ją. Ir skaičiau jį. Ir tikrai jaunas žmogus ir labai stipriai jos žodžiuose atsispindėjo krikščioniškos vertybės, kas man buvo tikrai neregėta gal lygi to momento. Ir jinai buvo užsiminus gal net kelis kartus ir gal net tą savo vertybę susiję su ateitininkais. Mane labai sudomino, kas šie per vienį. Ir pasiskaičiau tuomet apie ateitininkus, niekad iki to lyg ir nebuvau apie jas girdėjęs. Ir labai sudomino jų veikla, ką jie veikia, ką jie daro. Ir moksleivių Facebook'e pamačiau, kad kaip tik artimų metu organizuojamas žygis išlik Labanore. Ir galvoju, kad žiauriai reikėtų būtų sudalyvauti tenais. Tačiau mes tuo pačiu draugu tų mokslo metų pabaigoje buvom biškai kelis mėnesius palankėm Šaulių sąjungą ir buvom vasarą užsiregistravę į stovyklą. Ir taip gavos, kad to žygio ir stovyklos datos jos skirtasi,
maždaug taip, kad 2 dienos žygio ir nuo 3 dienos prasideda ta stovykla. Ir aš galvoju, ar verta man čia dėl tų 2 dienų varyti tą žygį, kad po to 3 rytą bandyti anksti keltis iš vidurio miško, nusigauti kažkokiu būdu į Ruklą, kur ta stovykla vyks. Nes jau atšauktos stovyklos, su draugu vis tiek sutarę buvom, kažkaip jau nebelabai variantas buvo, bet labai daug dviejonių nereikėjo ir nusprendžiau, kad verta, kad ir dėl tų 2 dienų pabandyti tą žygį sudalyvauti. Ir sudalyvavau ir tikrai labai patiko, labai gera patirtis ir šaunių atsiminimų iš to žygio įgijau. Tai va. Ir didžiausias turbūt dėkojimas turėtų eiti tai pirmai žygio grupeliai, su kuria žygiavau, kad jie taip šiltai ir taip draugiškai pasitiko ir parūpino, užtikrino tą tikrai labai gerą pirmą patirtį, pirmą sąlytį su ateitininkais. Tai beveik visa grupelė čia ir yra. 2 žmonių trūksta, bet Guoda Kliučinskaitė, Ignas Labanauskas, Monika, Greta Godaitė, kurios nėra Palys, kurio nėra Urtė, Barbora, visus lyg ir paminėjau. Tai va. Ir tikrai šita patirtis ir šiaip buvęs čia su ateitininkais, kaip sakau, labai mane stipriai formavo ir ugdė. Ir labai ryškiai įžvelgiu Dievo veikimą, kaip jis mane netikėtais būdais atvedė šitą organizaciją. Ir jau 1,5 metų gan čia aktyviai esu įsitraukęs. Tai tiesiog dėkoju jums visiems už visą gėrį, kurį jūs čia kuriat. Ir didžiausias dėkojimas. Antras pagal didžiausią dėkojimą tai pirmai grupeliai, o didžiausias dėkojimas tai Dievui, kad viską taip sudėlioja. Ačiū.